Sveiki, šiandien papasakosiu trumpą istoriją. Yra paskambino mum klientas į pelėsių naikinimą šalinimas.lt kompaniją. Atvykę pas žmogų, jisai pirmiausia paklausė, ar mes galėsim jam padėti. Pas jį situacija yra maždaug tokia buvo. Ir yra. 2017 metais tas įvykis įvyko. Jisai pasiskambinęs paklausė, ar mes galėsim jam padėti būtent su baldais. Jisai pirko komodą, kurios vertė plius minus apie 3000 eurų. Tai yra ne šiaip paprasta komoda. Jinai ten tokia specifiškai inkrustuota ir panašiai. Tai aišku, kai mes jardėm, tų detalių tokių nesimatė, bet gyvai vaizdelis buvo iš tikrųjų pribloškiantis. Tai va. Pradėjom ardyti ir mane tiesiog iš karto filmavo, kad galėčiau parodyti tą video tiek savo žiūrovams, tiek tą įmonei, kuri pagamino tos baldus. O esmė tokia yra, praardžius baldus, šiaip patys baldai jau pradėjo pelyti nuo išorės, o praardžius patį vidų pamatėm, kad viduje įsimetęs yra ir medžio grybas, ir pelėsis kartu. Tai aišku, iš tokios komodos nauda yra nulinė, nes praktiškai ten 2-3 metų bėginai tiesiog sutrūnytų, nes atlikus tyrimo diagnostiką buvo išmatuota medienos spaustos būtent tos pjuvenos drėgmė, jinai viršijo gerokai nuo leistinų normų, tai nieko keista, kad viduje tiesiog buvo uždaros ertmės, kuriuose ir įsiveisė pelėsis ir buvo ideali terpė jam augti. Ir jis būtų augęs iki tol, kol visas baldas būtų tiesiog iš vidaus supelijęs ir medžio grybas tiesiog jį suvalgęs. Tai bus pademonstruotos 14 nuotraukų, ką jūs galėsite pasižiūrėti. Sėkmės. Čia tas bus pafuruotas kartonas, kaip suprantu, įdėtas. Nieko nesimato. Reikėtų bandyti ardyti toliau. Kažkaip labai nesinori. Tai vis tiek nieko nepadarysi su to komodu. Gerai, bandom tada ardyti. Aišku, čia matau, detalės nėra sudėtingos. Čia PSD tokį kartoną, čia bet koks baldininkas padarytų, jeigu... Čia kitas variantas, jeigu pavyktų išnaikinti šitą visą reikalą, tai tada tam tikras detalės pakeisti ir gal kažkas liktų iš jos. Šitą dalis jinai išsiardytų, bet čia klijuota, tai neaišku kaip išsiardytų, ar gražiai, ar čia jau išlūpus. Sakė, veidrodį nuimtų. Bet, nežinau, mano manimu, tai baldas biškai per brangus yra, nes net nėra normalios medienos, PSD viena eina. Čia tik tai, kad tos detalės gražiai nudažytos, bet nežinau, aš nevertinčiau tiek baldo šitokį, tiek galėtų tempti. Kiek teko pačiam su baldas dirbti, jeigu masyvas yra, tai aš suprantu, bet čia PSD klijuotas dar tais. Nelabai kas čia. Čia reikės šitą dalį tada išlūpsime, bet ne vis. Po to neįrodysi, kad ten buvo, sakys, dar pats užvysi. Vis žinokit, prigalvot. Taip, čia. Prigalvot dabar galima, bet ką. Kas buvo? Čia prisluksniuotasis. Kiek čia sluksnių padarytas? Čia kaip ir... matosi grybo yra biškai. Žaistis, ne? Kaip ir čia daugiau nieko nematyto, o čia nesimato, kad kažkas būtų. Jo, ir tas medis kitaip lūpas. Jo, jis kietesnis šiandien. Ne, bet šitas mediena, va šitą labai gerai drėgmės prisitraukė.
Na ir pamiršau paminėti dar pačią pagrindinę esmę. Tai kai mes išsiardėm spintelę visą, susifotografavom nuotraukas, žmogui padarėm dokumentus ir jisai su dokumentais kreipėsi į kompaniją. Iš esmės tai jis nereportavo, kuo pasibaigė, bet dažniausiai būna žmonės, jeigu jiems kažkas pavyksta susitarti arba bent jau, kad atlygintų žalą arba perdarytų, sakykime, tą žalą, tai automatiškai ir nesikreipia į mus. Nu, bent jau praktika tokia. Tai šiuo atveju šitos spintelės likimas panašu, kad buvo, kad ją paėmė atgal ir greičiausia, kad jie perdarė, nes jos apdirbinėti ir ten ją išardyti ir kiekvieną plokštę iš jos išspausti kažką ten, kai supelyja, tai ten būna sluoksniai supelyja, o panašu, kad baldų PSD plokštė būtent buvo supelyjusi jau į gilį ėjo.